Kartais dvasinė kalba nuskamba taip, lyg Dievas negalėtų pasiekti žmogaus, kol šis teisingai neatsivers. Tarsi Dievas stovėtų už durų ir lauktų tinkamo leidimo. Tuomet žmogui gali atrodyti, kad jis ne tik kenčia, bet dar ir kenčia neteisingai. Tačiau sunku įsivaizduoti Dievą tokį trapų. Tokį, kuris pasitrauktų vos susidūręs su žmogaus skausmu, trauma ar sumišimu. Tačiau Dievo artumas kaip tik labiausiai atsiskleidžia ten, kur žmogus nebeturi jėgų būti stiprus. Ten, kur nebelieka gražių žodžių, aiškių atsakymų ar teisingų jausmų. Kartais žmogus negali atsiverti ne todėl, kad nenori. Kartais jo vidus tiesiog per ilgai gyveno įtampoje. Per ilgai buvo budrus. Per ilgai mokėsi išgyventi. Tuomet nervų sistema ima saugoti žmogų taip, kaip moka, užsidarydama, nutildydama jausmus, nebeleisdama lengvai pasitikėti. Tai nėra maištas prieš Dievą. Tai nėra neleidimas jam veikti. Tai dažnai yra labai žmogiškas bandymas apsaugoti save. Ir galbūt tokiomis akimirkomis žmogui labiausiai reikia buvimo kartu. Nes prieš kiekvieną tikrą pokytį pirmiausia ateina jausmas, kad esi matomas ir priimtas toks, koks esi dabar. Gydanti kalba neskuba. Ji net nenurodo, kad žmogui reikia apreiškimo, kad jis turi atsiverti, tikėti ir melstis. Ji palieka vietos kvėpuoti, vietos nuovargiui, klausimams ir tylai. Kartais didžiausias gijimas prasideda ne nuo stebuklo, o nuo saugumo. Nuo akimirkos, kai žmogus pajunta, kad jam nebereikia slėpti savo trapumo. Galbūt širdis, kuri atrodo kieta, iš tiesų yra tiesiog labai pavargusi. Gal ji nemaištauja, o saugosi. Ir kartais žmogui svarbiausia išgirsti negeranoriškus, teisingai skambančius žodžius, kaip pasimelsiu, kad tau būtų lengviau atsiverti Dievui. Bet tu labai ilgai nešiai tai vienas ir tau nebereikia vienam visko laikyti. Aš esu šalia.